Sveiki, malonus opozicijos TV žiūrovai. Šiandien laidoje pokalbį prie arbatos su Kęstučiu Skrebiu, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vicepirmininkas, gerbiamas Aurelijus Veryga. Malonu Jūs matyti, gerbiamas Aurelijau, mūsų studijoje. Na, o mūsų žiūrovų prašau, paspauskite tą mygtuką su nykščiu į viršų, pasidalinkit mūsų laidą, padiskutuokim pokalbių kambaryje, kuris yra žemiau laidos įrašo YouTube'ės kanale. Na ir be jokios abejonės prenumeruokit opozicijos TV kanalą. Na, o pokalbį norėčiau pradėti nuo, sakyčiau, tokio, nelabai malonaus įvykio, nes Lietuvos Respublikos vyriausybė likus lygiai vienai savaitė iki sakralinės visų šventųjų dienos, protėvių pagerbimo dienos, tiesiog, drįsčiau tai pasakyti, spjovė į protėvių puoselėtas vertybės ir pritarė nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisai. O būtent pasiūlė, aišku, Seimas turi balsuoti, tai pasiūlė Seimui išbraukti štai tokią nuostatą, kad neigiama informacija yra tokia, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia negu Lietuvos Respublikos konstitucija ir Lietuvos Respublikos civilinėme kodekse įtvirtinta santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata. Ir čia jau jie prisidengia lyg tai tokiu figos lapeliu, kad maždaug egzistuoja LGBT bendruomenė ir reiktų mokiniam apie tai žinot, reiktų informuoti kažkokiu tai būdu, bet kas vyksta iš tikrųjų? Mano galva, tai atidaroma Pandoros skrynia. Ir kodėl aš taip sakau? Nes, sakykime, kaip sakoma, kas blaiviam galvoj, tai girtam ant liežuvio. Bet aš taip drįsčiau perfrazuot, kad, dobrovolskai ant liežuvio. Nes štai LRT antraštė straipsnio. Vyriausybė siūlo nebedrausti nepilnamečiams papasakoti apie LGBT. Lyg tai, klausimas aišku, reikia jam pasakoti nepilnamečiam. Bet pats tekstas jau skamba, štai taip. Ministerija mano, kad nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatyme neturėtų likti nuostatos, kuria draudžiama informacija niekinanti šeimos vertybės. Tai dabar ką? Bus skatinama informacija, kuri niekina šeimos vertybės. Tai ką, mes dabar propaguosim svingerių vakarėlius, siūlysim daug patystę, daug vyrystę mokiniam. Kas čia per? Ir tuo pačiu dar klausiu, vis tiek, bus Seime diskusija. Kaip Jūs manot, ar Seimas pritars tokiam daiktui, kad, skleiskim informaciją, kur niekina šeimos vertybės mokyklose? Aš pasakysiu, dėl ko aš manau tai yra daroma, tai yra ruošiama dirva konstitucijos pataisai. Nes leftistai, dabartiniai naujieji komjaunuoliai žino, kad dabar prastumti konstitucijos pataisą, iš kurios būtų išbraukta ta nuostata, kad santuoka yra sudaroma laisvų vyro ir moters apsisprendimu, neturi jokių šansų. Taip kaip ir narkotikų legalizavimas šiandien dar neturi šansų, bet jie labai smarkiai dirba, kad jisai tų šansų greitai turėtų. Tai reiškia, pasakoja visokias nesąmonės apie tai, kaip tai legalizavimas narkotikų, kaip leistų išgelbėti vaikus nuo narkotikų vartojimo. Sumažinti narkotikų vartojimą, kitaip sakant. Kažkokie išvis klėdesiai. Tai čia lygiai tas pats yra suvokiama, kad visgi didžioji dalis visuomenės nėra dar sugadinta. Ir ypatingai, jeigu mes kalbam apie suaugusią visuomenės dalį, jai smegenis išplauti nėra taip labai paprasta, nes žmonės dar turi tam tikrą ir imunitetą išsiugdę po to sovietinio smegenų plovimo, tai mes daug ką dar sugebam prafiltruoti ir suprast, kur čia mums tas smegenis plauna. Ir sugebam priešintis, bet jauni žmonės jau nebėra tokie ir jie apskritai sovietinių laikų negali atsiminti todėl, kad gimė jau laisvoje Lietuvoje. Nematė. Ir nematė. Nežino, kad tą, ką siūlo dabar leftistai, iš esmės yra tas pats, ką siūlė Leninas. Pradedant ten apie visas sufražistės, apie tai, kad santuoka yra atgyvena, kad čia kiekviena komjaunuolė turi atsiduoti kitam komjaunuoliui, kuris jos užsimanė ir taip toliau. Ir ne tik siūlė tą, ir buvo įgyvendinę. Tai būtent. Tai čia yra Lenino visi reikalai geri, kuriuos čia galim rasti aprašytus istorijai. Tai dabar visi leftistai, Laisvės partija
perėmė Lenino mokymą, nežinau ar skaitė jį ar ne, bet Sutrumpintą variantą. kažkokį matyt pagerintą perskaitė ir nusprendė, kad čia reikia tvarkyti reikalus, nes nejuda viskas taip, kaip jie norėtų. Seime neišeina prastumti civilinės sąjungos įstatymą ir panašių dalykų. O visa šita istorija užsivedė turbūt nuo tos žymiosios knygelės Gintarinė širdis, ten apie du princus, apie kuriuos virė visa Lietuva. Tai dabar jau rašytoja amžinatelis, jos jau nėra, jinai yra mirusi, bet čia buvo ir teismų maratonas, čia buvo kalbama apie žodžio laisvės suvaržymą ir panašiai. Tai šiaip viešoje erdvėje, bet kas nori paskaityti Lietuvoje informaciją, nei apie LGBT, nei apie kažkokius ten, nežinau, translyčius, belyčius, trans kažkokius dar žmonės, ar ten, nežinau, apie ką nori, jinai nėra nei draudžiama, nei ribojama kažkaip, nei draudžia kas rašyti tokių straipsnių, kur ten iš Lietuvos į Vokietiją išvažiavus šeiminėlė verkia, kad Lietuvoje jie negalėjo laisvų santykių propaguoti, nes jų nesuprato, mama išvadino prostitutę, dabar išvažiavo į Vokietiją ir gali eiti, abudu su vyro eina miega su kuo nori, tik namo grįžta į tą pačią lovą. Ir žodžiu, čia žiauriai kietai yra visą tai. Ne, tai gal pradės mokyklose. Tai vat apie ką šneka yra, tai matyt, kad visų šitų dalykų norima yra vaikam, sakykime, supažindint, jie nėra susipažinę, dar tokių dalykų nežino. Atsiranda psichologų Lietuvoje, kurie jau atvirų tekstų publikacijose šneka, kad, čia tas dviejų žmonių kažkaip santykiai, tokio kaip ir truputį atgyvena ir kodėl čia daugiau nei sukus kažką, žodžiu, jau pradedama realiai šnekėti apie daugpatystę. Tarp kitko atsiranda tokių veikėjų pasaulyje, kurie net ir apie pedofiliją šneka kaip apie meilės formą. Ir sako, kad meilė yra meilė. Tai Olandijoje net partija tokia buvo įsikūrusi. Tai taip, kad čia mes neatrastų erdvių, ką norima būtų turbūt į mokyklą atnešti ir papasakot, tiek toli mūsų fantazija gal net neneša. Čia mes dar gal ir sugalvot visko negalim, kas ten norima yra ateiti ir papasakot. Ir čia gal reikėtų matyti šiek tiek platesnį kontekstą, nes mes jau turim didžiulę problemą, kuri nulėmė tai, kad Lietuvoje mažėja šiaip gimstamumas, kad šeimos kūrimas jau yra laikomas atgyvena, žmonės nebenori šeimos kurti, nebenori įsipareigojimų. Netgi tokias pataisos buvo teikiamos, kad pagalbinį apvaisinimą teikti moterim, kurios nėra sukūrusios, vienišom moterim, nes jos suprask neranda ten partnerio tinkamą. Gal nenori rasti. Nenori rasti, gal ar dar ten kažkas, tai arba nenori, kaip sako, įsipareigot, bet vaikui norėtų įsipareigot. Bet santuokai nenori įsipareigot. Žodžiu, kūriami mechanizmai, kurie leidžia tą santuoką kaip galima greičiau suardyti. Morgana pasakoja, kokia kančia yra nėštumas visiems viešuose ten pasisakymuose. Žodžiu, visais įmanomais. Tarp kitko labai daug moterų buvo ir pasipiktinusi tuo, tą jos publikaciją. Tai moterų, kurios turbūt turi vaikų ir kurios, kaip pasakyti, gyveno iki to turbūt normalų tvarkingą gyvenimą ir jom nereikėjo nutraukti žolės rūkimą ir jom nebuvo kančios turbūt nėštumo metu. Bet ne visiems tai pasisekė, tai aš suprantu, dėl ko jos piktinosi, bet šiaip bendrai naratyvas yra negeras. Ir žmonės nebenori turėti vaikų, nebenori kurti šeimų, mūsų demografija važiuoja žemyn ir realiai mes nykstam. Ką reiškia visam šitam kontekste atidaryti tuos Pandoros vartus ir vaikam ten pradėti pasakoti apie kažkokias, nežinau, sunkiai net sufantazuojamas meilės, kabutėse, formas. Tarp kitko labai gaila, bet net ir tokios labai oficialios kitą kartą organizacijos, kai išleidžia visokias rekomendacijas, ką ten vaikai tam tikroj klasiai turėtų jau, kaip pasakyti, žinot, apsispręst, kai tu negali apsispręst dėl profesijos, tau jau reikia apsispręst, ar tu esi berniukas ar mergaitė, tavęs pradeda klaust, kai tu pradedi bręst ir tau visas kūnas atrodo netikęs. Žodžiu, visokių tokių įdomių reikalų. Ir
kas iš viso to būtų, aš tiesą sakant, drįsčiau tik tai paspėliot, kad mes dar labiau nyktumėm, kad mes tiesiog sujauktumėm vaikam, visiškai galutinai sujauktumėm smegenis ir, kad tai galų gale būtų turbūt palanku tam tikram netgi verslui, sakyčiau, kuris paskui užsiima vaikų lyčių keitimu, ten taiko brangius gydymus, kabutėse gydymus, nes tai joks negydymas, tai yra vaiko luošinimas ir taip toliau. Ir tas kitose šalyse jau vyksta, toj pačioje Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir visai aš tikrai nenorėčiau, kad tas visas persikeltų į Lietuvą, nes kitos šalis jau pradeda gręžtis Tai vat kaip tik atgal. Norėjau to ir klausti, nes iš vienos pusės tas viskas pateikiama, kad tai yra modernu, progresyvūs vakarai, Europa, Jungtinės Amerikos valstijos, ten tokios vertybės, viskas galima ir panašiai ir panašiai. Bet štai man užkliūva mano žvilgsnis už jūsų pasisakymo socialiniam tinkle, kurį jūs užvardėjo taip labai, sakyčiau, gražiai ir taikliai. Kokia atgaiva tai girdėti? Tiesiog kas galėjo pagalvoti, kad kažkada reikės džiaugtis išgirdus savaime suprantamus dalykus. Tai gal galit pasidalinti ir su mūsų žiūrovais, kodėl apsidžiaugėt ir kas tie savaime suprantami dalykai. Tai apsidžiaugiau, nes buvusiam Twitter'e arba dabar X tinkle paskaičiau tokią žinutę, kad Arkanzaso gubernatorė Sarah Huckabee Sanders pasirašė įsaką, kuriuo uždraudė, angliškai vadinama woke nonsense. Tokia, čia dabar pasakyti lietuviškai, kaip čia geriau išverst, tokia nonsensų kalba arba nelogiška kalba. Ir kas čia turima galvoje, apie kokią čia kalbą tas įsakas, ką jis čia turi galvoje. Kas tai yra ta nelogiška kalba? Ta nelogiška kalba. Tai angliškai tai skamba pregnant people. Lietuviškai nėščias žmogus. Nėščias žmogus. Besilaukiantis žmogus. Ne moteris, bet žmogus. Kažkoks tai personažas. Toliau gimdantis žmogus. Arba gimdantis asmuo. Tada lyg tai galėtų ne tik moteris gimdyti. Tai buvo toks bandymas įtikinti, kad čia ne tik moteris tą gali daryti. Toliau birth giver. Tai yra gimdytojas. Žodžiu, ne gimdytoja, bet gimdytojas apskritai. Tai reiškia be jokios giminės. Čia vėl yra tokie lingvistiniai niuansai, nes yra truputį skirtumų tarp lietuvių ir anglų kalbos. Bet iš esmės čia yra kalbama apie tą vadinamą kabutėse įtraukties kalbą, kurią čia Lietuvoje irgi kai kurie ultraprogresyvūs buvo pradėję bandyti įgyvendinti. Toks ryškiausias pavyzdys buvo Vilniaus universiteto ten rekomendacija. Toks naujas terminas žmoga, nes negerai, jeigu yra žmogus, jeigu yra... Bet čia yra dar taip jau pajuokaujant, gerbiamas Aurelijau, viena tokia problema yra, nes Lietuvoje nekatrosios giminės praktiškai nėra. Ten yra keli žodžiai, kurie, teoriškai kurie yra nekatrosios giminės. Tai todėl ir gimsta turbūt tokie keisti dalykai kaip žmoga. Nes žmoga, lyg tai tada jau gaunasi pagal lietuvių kalbos gramatiką. Moteriška giminė, tai dabar jau čia mes vyrai turėtume pradėti pykt. Taip, turėtumėm pykt. Čia paskui buvo tos istorijos su pavardžių rašymu, ten su galūne A, kur vėl visokios čia įdomios istorijos. Bet čia konkrečiai yra kalbama apie tai, kad tai kas yra tiesiog biologiniai dalykai, kuriuos visi supranta, ne tik, kad supranta, visiems jie yra aiškus, savaime suprantami, kad gimdo moteris, kad laukiasi moteris ar ne, kad gimdytoja ir mama tai yra moteris, moteriška giminė ar ne, ir niekaip čia kitaip nepadarysi, kad ir koks tas mokslas progresyvus, bet jisai sugebėjo tik tiek, kad Schwarzeneggeris vienintelis buvo vyras, kuris iki šiol sugebėjo lauktis vaiko ir tai filme. Taip. Realiam gyvenime nesilaukia. Nepavyktų toks dalykas. Gali čia kaip nori vartyti, bet nieks iš to neišeitų. Tai
buvo bandoma kažkaip visus įtikinti, kad suprask, čia ir vyrai gali lauktis, ir jie ten gali krūtim maitinti, ir platinami buvo tokie ir video, kur ten du vyriškiai pasiguldė kūdikį, yra tokie kapiliarai moterim, kurios, pavyzdžiui, įsivaikina kūdikį ar ne, nes tas ryšys mamos su vaiku jis yra labai svarbus, tai yra toks kaip mažytis kapiliaras, kuris prisiklijuoja prie krūties penelę ir vaikas gali krūtį žyst ir jis gauna pieną, išlaiko tą kontaktą su mama, tegul ir įsivaikinusią, tai du dėdai prisilipdę tuos kapiliarus, ten tą vaiką žindo, kažkokie, tai čia yra tie gimdytojai, abudu. Pagimdė kažką ten, neaišku ką, video turbūt tą pagimdė, o visa kita tai yra kažkokie iškrypimai, kurie sveikų protų, tiesą sakant, nesuvokiam. Tai, atsiranda žmonių, kurie visą šitą nesąmonę pradeda stabdyti ir pradeda aiškiai sakyti, kad, žmonės atsitokėkim. Ir visi turbūt iš vaikystės žinom tą pasaką Karalius nuogas, ar ne? Taip. Tai čia yra idealiai šitos pasakos atitikmuo, kai dalis visuomenės, kažkokiu stebuklingu būdu buvo įtikinta, kad ta, ką jinai mato, yra neteisybė. Žodžiu, galima viską pervadinti kitais vardais ir sakyti, kad karalius yra apsirengęs, kad tas vyras yra pagimdęs vaiką, nors jis jo niekaip negalėjo pagimdyti. Net ir teoriškai. Arba kad tai yra ne vyras, arba kad tai yra ne moteris ir taip toliau. Net ir teoriškai to negalima padaryti, bet popieriui viską galima padaryti. Žmonėm galima kažkokiais būdais įtikinti, kad tai yra teisybė ir žmonės galvoja, kad čia yra labai progresyvu, labai įtrauku, o iš tikrųjų tai žaloja ir griauna visuomenę. Ir tai yra dalykai, kurie yra ant tam tikros labai rimtos patologijos ribos ir aš suprantu, kad yra visokių žmonių, kurie tikrai turi ir lyties tapatumo sutrikimų, ir potraukių sutrikimų, ir panašių dalykų, ir iš jų tikrai niekaip nereikia ten nei juoktis, nei tyčiotis, nei kažkaip juos ten ar menkinti, ar bandyti neleisti jiem kažko ten dirbti ar panašiai, bet tai nereiškia, kad visa visuomenė turi būti perdaryta. Nereiktų turbūt. Aš taip jums leidus pabandysiu suformuoti, nereiktų iš sutrikimo padaryti normos. Būtent. Tai neturėtų tapti visų kitų žmonių gyvenimo norma. Mes neturėtume visi persijungti ant tokio, sakykime, kažkokių žmonių fantazijos, kurie tai tegul jie ten savo privačioje erdvėje vadinasi, kaip jie nori. Susigalvoja savo kažkokius vardus, žaidybinius, nežinau, tegul žmogomis vadina, kuom tik tai nori, bet jeigu yra liepiama tą daryti visiems, tai kodėl čia mes visi turėtume tą daryti? Toks atvejis paskelbtas čia ne tiek apie lyties klausimus, bet vis tiek labai panaši problema, kad dabar tik nepasakysiu kokioj šaly, bet moteriškė, jinai savo vaiką, jinai laiko katinu. Ir tas vaikas, jis jam patinka būti kačiuku, kai jį mama vadina. Ir jinai tiesiog nuvedė jį pas veterinarą. Veterinaras, aišku, gydyti atsisakė. Sako, aš negaliu, aš licencijos neturiu, aš bus jį nubausiu, jeigu jis jį parės gydyti. Tai jinai padavė tą veterinarą į teismą, kad pažeidžiamas jos ir jos, nežinau, vaiko brūkšnelis kačiuko teisės. Tai čia irgi tos, kaip sakoma, savotiškas dalykas. Yra sutrikimas, akivaizdžiai psichikos sutrikimas ir yra tokių visokių istorijų, kada patys vaikai pradeda ten sakyti, kad aš esu kažkoks gyvūnas ir panašiai, ir ten jam turi leisti kniaukti, ar ten luoti, ar staukti, ar dar kažką. Buvo toks garsus filmas, kurį Muskas nupirkęs Twitterį, sakykime, nuėmė baną ir leido jį pažiūrėti labai dideliai žmonių daliai. Aš tą filmą irgi pažiūrėjau, tas filmas vadinasi Kas yra moteris. Jį šiaip tai verta pamatyti, nors dabar jau jo nebėra tokio viešai laisvai prieinama, bet tikrai nepagailėkit ten tų kelių dolerių susimokėti už mokamą versiją ir jį pažiūrėti. Tai yra filmas apie žmonių beprotybę. Tai yra filmas apie tai, kaip yra luošinami vaikai, apie tai, kaip žmonės, kurie kalba apie tas tai socialinės lytis, negali atsakyti klausimą. Jie žino, kad tai yra ne moteris, bet negali pasakyti, kas yra moteris.
Nu, va, į paprastą klausimą niekaip nesugeba atsakyti. Mokslininkai ten visi tyrinėtojai iškart susinervuoja ir išvaro žurnalistą lauk. Ir ten yra interviu su transvilku. Tai yra su žmogum, kuris save pasiskelbė vilku. Ir žurnalistas jos ar jo, nežinau, kaip čia dabar pavadint, kad nesuklyst ir neįžeist, klausiau, kaip jūs sugalvojat, kad jūs esat vilkas. Nu ir pasakoja ten, kada žiūrėjau ten kažkokią laidą apie vilkus, ten rodė, kaip jie bėgioja, ten džiaugiasi ir aš pajutau, kad aš esu vilkas. Tai, aš kadangi esu psichiatras ir teko tikrai ir tos patologijos visokios matyti, tai žmonės visokių dalykų būna įsivaizduoja. Ir dažnu atveju tai būna susiję su tam tikru ir laikmečiu, ir tam tikrais istoriniais, kultūriniais, socialiniais kontekstais, kas sutrikus psichikai žmogui, kokių minčių gali kilt, kas jisai yra, su knygom perskaitytom gali būti susiję, žodžiu, N visokių reikalų. Tai, natūralu, kad ten pažiūrėjus gal televizorių apie vilkus, pamačius kažkokią laidą, žmogui su problemom gali kažkokių tokių minčių kilt. Bet kad visa likusi visuomenė nukvanka iki tokio lygio, kad pradeda tą žmogų laikyti iš tikrųjų vilku, tai čia jau yra ne jo problema. Čia yra mūsų problema, kad mes esam iki tiek nebeadekvatus, kad pasiduodam tokiem dalykam. Ir yra dar toks vienas įdomus fenomenas psichiatrijoje, vadinama indukuota psichozė. Ir aš gerai atsimenu iš savo studijų, kai dėstytojai pasakodavo, kas tai yra, kaip čia taip gali atsitikti. Ir vienas iš tokių pavyzdžių būdavo, kaip sako, gyvena du vyresnio amžiaus žmonės sodybai, bet jie atskirti nuo visuomenės. Ir vienam iš jų sutrinka psichika, išsivysto ten psichozinė būklė, jis pradeda klėdėti, matyti haliucinacijas ir sako, kad jį ten seka, nori nušaut, mato kažkokius žmonės vaikštančius ir panašiai. Ir tą pasakoja savo kitam, sutuoktiniui, ar ne? Ir tas, kadangi neturi pas ką pasitikslint, jisai realiai pradeda tikėti visais šitais dalykais. Ir kai juos abudu atveža į ligoninę, neaišku, kuris serga. Nes abudu jie pasakoja iš esmės tą pačią istoriją. Ir tai yra vadinama tai indukuota psichozė, kada turi įdėti pastangų, kad išsiaiškint, kuris iš tikrųjų yra. Tai va čia yra kažkas panašaus, kai visa visuomenė tampa tam tikrą prasme indukuotais kelių žmonių, kurie turi iš tikrųjų problemų ir yra spaudžiami gyventi pagal šitą sistemą. Tai tikrai, sakau, dar kartą noriu pareklamuoti, paraginti, pažiūrėkit filmą, kas yra moteris, jis taip ir vadinasi. Taip. Ir bet štai, ką mes ir paminėjom tą atvejį Arkanzaso gubernatorės, kad jau ir, sakykime, tuose vakaruose, kur čia mūsų valdžia aiškina, kad ten viskas yra kitaip ir kad reikia sekti šitom idėjom, kurios neva iš ten ateina, jau atsiranda ir sveiko proto ženklų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas apie perdėtą seksualumą. Sakykime, čia irgi buvo tokia informacija, aš ją perskaičiau taip savotiškai, net iš vienos pusės nustebau, kad Victoria's Secret yra toks brandas, pakankamai žinomas, ir jis jau atsisakė idėjos į prekės ženklo reklamą įtraukinėti LGBT visuomenės narius, nes pradėjo perdėtą seksualumą, nes pradėjo krist pardavimai. Ir čia jau, kaip sakoma, biznis ir nieko asmeniško. Dabar jau apkaltint, kad jie turi kažką prieš tą bendruomenę, būtų labai sunku. Tai galbūt tokių ženklų jų ir daugės. Tikriausiai, kad daugės, nesakau, visuomenė, jinai negali amžinai gyventi kažkokiam paklydime. Žmonės vis tiek turi kažkoks ateiti laikas, kada sveikas protas paima viršų ir pradeda susigaudyti, kad čia kažkas yra ne taip. Tai pirmi paprastai susigauda verslininkai, nes jiem tai tiesiog kerta per kišenę. Ir gali ten tų vėliavų prisidėlioti kokiu nori, bet galų gale supranti, kad visa likusi visuomenė jinai nėra tokia. Ir juos pradeda tai erzint. Ir čia yra labai trapi riba, kurios nereikia peržengti. Ir gink dieve, to nereikia suprasti kaip kažkokį bandymą to žmonės, sakau, ar menkinti, ar kažkaip niekinti, ar iš jų ten šaipytis, ar kažkaip juos žeminti, ar taip toliau.
Tai visiems čia tikrai, kaip sakoma, tos vietos užteks ir yra žmonių, kurie tikrai yra kitokie ir reikia jiem padėti gyventi šitoj visuomeniai, pritapt, prisitaikyti, mokėti su jais bendrauti, mokėti suprast, kaip jie mato pasaulį, kaip jie jį įsivaizduoja. Bet sakau, tai neturi persikelti visiems kitiem ant jų gyvenimo kasdienybės ir neturi visą likusi visuomenę, kaip pasakyti, pradėti gyventi taip, kaip jie ir taip, kaip jie įsivaizduoja. Ir kas man dar buvo įdomu iš tos, vėlgi, Arkanzaso, kur gubernatorė, čia kur mes kalbėjom apie tą jos pareiškimą ir įsaką pasirašytą, tai jinai ne viena stovėjo tam video, už jos stovėjo, šalia jos stovėjo labai daug moterų ir viena iš tų moterų buvo gydytoja ginekologė, kuri labai aiškiai pasakė, tai mesgi studijavom mediciną, mes žinom, ką mes mokėmės, mes atsimenam, ką mes mokėmės mokykloje, žinom, ką studijavom per medicinos studijas, aš irgi galiu pasakyti, ką aš ten studijavau ir už ką aš diplomą gavau. Bet šitoje vietoje kažkaip tie žmonės, kurie mėgsta sakyti, kad reikia tikėti mokslu, tai šitoje vietoje mokslu tikėti nesiūlo. Jie siūlo tikėti ideologiniais dalykais. Tai va čia ir yra įdomu, kad tarp kitko čia gal kitą kartą mes galim apskritai paimti atskirą temą apie mokslą ir kaip tą mokslą galima klastoti, nes yra dabar jau ir tokių mokslininkų, kurie pabandė parodyti, kaip kartais mokslas gali tapti nebe mokslu, o tam tikrų tiesiog įrankių ideologijai. Gal jūs atsimenate ten tokią istoriją, kai vienas mokslininkas ten apskritai tokias visiškai nesąmonės kažkokias parašė, pridavė ir ten recenzentai jį praleido, nes tai buvo ideologiškai teisinga. Paskui jis prisipažino, kad jis ten nesąmonių prirašė. Šlempas, grubiai šnekant, viską paėmė. Ir dar dėl to nukentėjo, nes čia jis suprask, išdūrė, tai ką ten tie recenzentai veikia. Ir tas pats, tik tai į kitą pusę įvyksta, jeigu žmogus parašo, kas nebetitinka tų ideologinių, tokių dabar naratyvų, tai šitos publikacijos yra nepraleidžiamas ir tai reiškia, kad tas pats mokslas tampa įrankiu. Ir tai yra labai labai blogai, nes mokslas neturėtų jokia ideologija apskritai tarnauti. Jisai turėtų būti objektyvus tiek, kiek įmanoma pagal savo tuometinį žinojimą. Aišku, mokslininkai irgi yra ne dievai, jie negali visko žinoti, jie kelia hipotezės, jas tikrina, kartais jos pasitvirtina, kartais ne. Bet kokiu atveju tu stengies grįsti tą, ką sakai, duomenim, o ne išsigalvoti, ne pats ten kažko prikurti. Tai va čia irgi, ką reikia žinoti, tai kad mokslas kartais irgi gali tapti įrankiu. Ir mokslu reikia netikėti, o pasitikėti. Čia yra du skirtingi dalykai. Tikima yra Dievu. Labai svarbus niuansas. O čia, kad kai tu pradedi tikėti mokslu kaip Dievu, tai jau savaime yra nebe mokslas, o dogmatizmas tam tikras. Tai tiesiog prieštarauja pačiai mokslo esmei. Paties mokslo dvasiai prieštarauja, taip. Tai aš manau, kad to atsibudimo jo bus kuo toliau, tuo daugiau, nes sakau, manau, kad žmonės pradės suprasti, kad čia kažkas yra negerai, galų galiai jie mato, kaip yra traumuojami, žalojami vaikai, kad paskui tie vaikai nebekuria šeimų, nebeturi vaikų, pradeda nebeturėti vaikų, nes nebenori prisidėti prie klimato kaitos, žodžiu, kažkokia prasideda kažkas, kas yra sveikų protų nebepaaiškinama. Viskas įgyja kažkokį fantasmagorišką vaizdą ir visuomenė, aišku, kad anksčiau ar vėliau susigaudo, gaila tik tai, kad tai labai brangiai kainuoja. Būtent. Yra sugriaunami kai kurių žmonių gyvenimai, likimai, tai viena yra tiesiog susigaudyti ir galų gale paskui grįžti į normą kažkokią su savo pažiūrom, bet jeigu tave chirurgiškai sužaloja, jeigu tave supjausto, tai viskas, tu esi žmogus, kuriam teks su tuo gyventi ir kai tu galų gale supranti, kad buvai apgautas, tai tu neturi kaip grįžti atgal.
ir nebegali nieko atitaisyti. Tai būtų gerai, kad visa tai iki mūsų nedaeitų. Aš tikiu, kad Lietuva nėra pasiekusi to taško, nuo kurio grįžti yra sudėtinga. Ir manau, kad mes galim šitą etapą prašokti, kur Amerika dabar jau sukasi atgal, o mes galim iki šitą etapą tiesiog nedaeiti. Tai kągi, palinkėkim patys savo, kad iš tikrųjų tai būtų, na, o Seimo nariam linkiu sveiko proto ir kad jie irgi pamatytų, kad karalius yra nuogas ir šitai vyriausybės siūlomai pataisai apie tai, kad, na, reikia skatinti šeimos niekinimą jau mokykloje pradėti tą daryti, kad jai nebūtų pritarta. Ir dėkoju gerbiamam Aurelijui už mums, man ir jūs, mėly žiūrovai, skirtą laiką. O mėliem žiūrovam dėkoju už dėmesį ir sakau iki kitų susitikimų. Prenumeruokit mūsų kanalą, diskutuokit pokalbių kambaryje, kuris yra žemiau laidos įrašo. Dar kartą ačiū Jums, gerbiamas Aurelijau. Ačiū ir viso geriausio. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąskaitos.